mano vaikas turtingesnis už mus. Tai yra tėvus. Visiškai nesenai išgirdau šitą frazę su tokiu pasididžiavimu pasakyta ir noriu pasidalinti, kas šitoje frazėje gali būti ne visai gerai ir kodėl, man atrodo, svarbu būtų pradėti rūpintis pirmiausia savimi. Tai yra šiuo atveju pradėti tarsi nuo kito galo, nuo savęs, o ne nuo finansinio pasirūpinimo savo vaikais. Tai labas, jeigu pirmą kartą pasijungi iš tą kanalą, tai aš esu Justina, mama, kuri vos per kelis metus sugebėjo atkeliauti iki 6-ženklio portfelio valdymo ir šiai dienai gyvenu tą gyvenimą, apie kurį anksčiau galėjau tik pasvajoti. Anksčiau gyvenau be visiško finansinio rezervo, turėjau rūpintis 2 vaikais ir vėliau supratau, kad iš tiesų gyvenu pasiteisinimuose ir nenoriu prisiimti finansinės atsakomybės į savo rankas. Priėjus visus šitus suvokimus viskas itin greitai pasikeitė, todėl kad nusprendžiau keisti apskritai ne tik savo mąstymą, bet ir tai, kaip aš veikiu ir ką veikiu su pinigais. Ir momentaliai dalykai pradėjo spręstis savaime, nes viskas atėjo iš manęs. Tai ką noriu pasakyti, kad jeigu pavyko man išeiti iš visiško finansinio chaoso į tą finansinę situaciją, kuri yra stabili, generuojanti pasyvias pajamas, ar ne, ir suteikianti man finansinį saugumą, tai vienareikšmiškai tą gali padaryti ir tu. Tiesiog reikia nustoti gyventi pasiteisinimuose ir imtis pirmųjų žingsnių. Tai jeigu tau šitos temos atrodo aktualios ir reikalingos, kviečiu pačioje prenumeruoti kanalą, spaudžiam laiką po video ir važiuojam šiandien pasikalbėti apie tai, kodėl yra naudingiau pradėti investuoti savo, kaupti rezervą ar ne, ir rūpinti savo finansais, negu kad visus pinigus, kuriuos galim sudėti vaikam, ar ne? Juk čia kaip ir lėktuve, ar ne, per instruktažą moko, kad pirmiausia reikėtų kaukę užsidėti savo ir tik tada padėti vaikam ar kažkokiem aplinkiniam, kurie negali to pasidaryti. Tai be abejo, šita tema apie pradžią investavimo vaikam man pačiai yra labai artima ir aktuali, nes nuo ko aš pirmiausia pradėjau investuoti ir sudėti draudimus, tai pirmiausia buvo vaikams ir būtent jų investicinius portfelius suformuoti. Bet vėliau po kurio laiko suvokiau, kad tai yra kaip tik problemos gilinimas ir didinimas, nes jeigu aš susirgu, jeigu man kas nors nutinka, aš nebeturiu pajamų, nebeturiu už ką investuoti tiem patiem vaikam, už ką mokėti ar ne už draudimus ir pati savo neturiu nei draudimo, nei kažkokio investicinio portfelio ar finansinio saugumo, kaip rezervo ar finansinės pagalbės, iš kur galėčiau paimti ir iš tiesų pasirūpinti sutvarkymu tos situacijos, ar ne, kuri galbūt pareikalautų papildomai pajamų. Ir iš tiesų tokius mintis tikrai sukasi pas daugelį iš tėvų ir mamų galvose, esu tikra, todėl kad net Amerikoje yra daryti keli tyrimai, ar ne, ir išvesta tam tikra statistika, kiek žmonių šiai dienai negali pasirūpinti savimi ir kiek žmonių šiai dienai jaučiasi tarsi ypatingai atsakingi už savo vaikus, nepasirūpina savo finansiniais rezervais, ar ne, arba iš savo finansinių rezervų aukoja ir atiduoda jau suaugusiems vaikams. Tai radau tokią statistiką padarytą būtent Federalinio rezervo, ar ne, Amerikoje Economic Well-being of US Households. Ir nepaisant to, kad tai yra Amerikos statistika, ar ne, vis dėlto manau ir mums lygiai taip pačiai aktualu ir galim daug dalykų prisitaikyti ir savo. Tai kalbant apie santaupas ir investicijas, būtent paėmus Amerikos pavyzdį, tai tik tai 63% visų namų ūkių galėtų padengti $400 netikėtai atsiradusias išlaidas. Tai vadinasi, kad 37% žmonių neturėtų laisvų $400 tam tikrom išlaidom padengti. Ir tada jau atsiranda kreditinės kortelės, skolinimasis iš pažįstamų, ar ne, na ir panašiai. Nors $400 mano akimis tikrai nėra ta itin didelė suma, kurią būtų nerealu sukaupti ir turėti kaip finansinį rezervą. Jau kalbant apie tai, kad finansinis rezervas apskritai turėtų būti 3-6 mėnesių mūsų būtinosios išlaidos prieinamos likvidžiai, ar ne, laikomos visiškai čia pat, toj pačioj banko sąskaitoj galbūt, ar ne, tam, kad galėtume prieiti prie pinigų kaip įmanoma greičiau. Vadinasi, tai negali būti investicijos, bet tai turėtų būti kaip pagrindas, ar ne, tas mūsų finansinis saugumas. Tai turim suprasti, kad vaikų stabili finansinė ateitis priklauso nuo mūsų, nuo mamos ir tėčio stabilios finansinės padėties. Nes tik turėdami tinkamus ir teisingus finansų pinigų valdymo įgūdžius mes galim juos perduoti savo vaikams. Ir aš suprantu, kad ant tėvų tikrai yra didžiulis finansinis spaudimas, ar ne, nes taip pat yra ameriprice.com padaryta apklausa, tai labai norėjau pasidalinti, nes be abejo, kad tėvai jaučia ypatingą spaudimą būti šiai dienai būti aplinkoje tais perfect parents, tobulais super tėvais, ar ne?
Ir ką sako šita apklausa, kad būtent 4 iš 10 tėvų, iš viso 44%, jaučia, kad jų didžiausias finansinis stresas yra būtent spaudimas duoti savo vaikams šiandien ir dabar visą tai, ką geriausio jie gali duoti. Ir parental guilt, ar ne, ta kaltė yra visiškai natūralus potyris, ypatingai daugeliu tėvų, ir 72% tėvų patiria tą būtent finansinę naštą ir kaltę, jog galbūt negali duoti savo vaikams to, ką gali duoti aplinka. Įdomu tai, kad 35% iš viso tėvų yra buvę užspausti tose situacijose, kai išleido overspendino daugiau pinigų, negu kad planavo ant tam tikrų vaikų išlaidų. Tai iš viso 52% tėvų išlaidavo ant visokiausių skaniukų ar mažų siurprizų, 43%, 4 iš 10 išleido daugiau negu planavo ant galbūt kažkokio daikto arba patirties ir 33% viršijo savo originaliai suplanuotą biudžetą. Ir fun fact, tikrai įdomus momentas yra tas, kad pati didžiausia finansinė nuoskauda, kurią patiria tėvai, kurių vaikai yra 15 metų ar vyresni, jog jie išleido per daug pinigų ant tam tikrų žaislų arba technologijų. Iš viso 24% tėvų dėl to gailis, ir ne, nes galbūt tie pinigai galėjo nukeliauti į tiesiog stabilesnį šeimos finansinį tą biudžetą. Ir čia labai svarbi dalis, kad tikrai 80% iš viso tėvų susikoncentravo į tai, kad jie turėtų būti finansiškai atsakingi, ar ne, ir sako, jog pagrindiniai veiksmai, ką reikėtų daryti prieš kūdikiui atkeliaujant į šitą pasaulį, ar ne, prieš padarius sąmoningą sprendimą, 52% sako, jog reikėtų susikurti biudžetą. Tai šioje vietoje tikrai labai sutinku, todėl kad vaikas atkeliauja su ypatingai daug išlaidų, kurių galbūt mes net negalim suprognozuoti. Tai ypatingai yra svarbu turėti tą finansinį rezervą, iš kurio mes galim paimti galbūt net kūdikio rezervą, ar ne, iš kurio mes pirksim tam tikrus nenumatytus anksčiau dalykus. Ir tai yra svarbu padaryti ir turėti būtent tą rezervą prieš puolant investuoti vaikams. Ir man atrodo, kad vis dėlto ta didžiausia dalis, kaip mes galim padėti savo vaikams, kalbant apie finansinį raštingumą ir apskritai tą finansinį stabilumą, tai pradžiai turėtų būti ne didžiulis kapitalas, kurį mes jiem perleidžiam tuo metu, kai jie tampa pilnamečiai, arba jau sulaukia to amžiaus, kai mes norim jiem perleisti kažkokius investicinius portfelius, bet svarbiausia yra suteikti jiem žinias, kaip reikėtų tinkamai, teisingai ir protingai valdyti savo finansus, nes kitu atveju kokia prasmė atiduoti vaikui, tarkim, 100 000 eurų sukauptą investiciniam portfelyje ir ką jis su tais pinigais padarys, ar ne, tiesiog nueis ir ištaškys, nes jisai neturės realios praktikos ir informacijos, kaip reikėtų tinkamai ir teisingai pasielgti su tais pinigais, kad neatsidurtum visiškoj finansiniai duobėjai. Tai čia, ar ne, kaip ir daugelis tėvų, 72% tėvų prisiema atsakomybę išmokyti savo vaikus apie pinigus. 43% nori, kad vaikai būtų atsakingi su pinigais, 28%, kad vaikai būtų saugus ir 26%, kad vaikai būtų kontrolėje būtent savo finansų, kas yra ypatingai svarbu. Tai dabar jeigu tu prigauni save toj situacijoje, kad tu neturi finansinio rezervo, galbūt net nepradėjai investuoti būtent savo, bet jau knieti rankos atidaryti portfelius būtent vaikų investavimą, arba tokie jau yra ir tęsėte tą procesą jau kurį laiką, tai jokiais būdais be abejo nestabdykit, bet aš šitoj vietoje tai tiesiog atsisėsčiau su savo antra puse ir labai aiškiai pasikalbėčiau, tai kokie turėtų būti žingsniai tam, kad mes, kaip tėvai, pasiektume geresnį finansinį stabilumą ir galėtume geriau užtikrinti ateitį savo vaikams, ar ne? Ką reikėtų pirmiausia padaryti, ar ne, tai išsigryninti, kokia yra ta 3-6 mėnesių suma, kurią jūs kaip tėvai turit sukaupti savo finansiniai pagalbei, ar ne? Tai pavyzdys, jeigu išleidžiat 1500 eurų per mėnesį ant būtinųjų išlaidų, tai yra maistas, komunalai, galbūt automobilis, ar ne, ten būtų nuoma, ar būtų paskolos įmokos, tai vadinasi, kad minimali finansinė pagalbė, minimalus šeimos rezervas turėtų būti 4500 eurų. Šitus pinigus pasidedam ir jų neliečiam, ar ne? Toliau, ką darom, galim didinti tą finansinę pagalbę, jeigu turim daugiau kreditų, įsiskolinimų ir, ta finansinė situacija nėra tokia stabili, tai didinam iki 6
mėnesių, tai būtent 1500 kart 6 ar ne, ir turim tą skaičių, ar bet koks kitas skaičius, kuris yra būtent jūsų tos būtinos išlaidos. Toliau, ką darom, pradedam galvoti, jog mes pirmiausia turim užsitikrinti savo tą finansinį stabilumą po 10, 20 ar 30 metų, tam, kad vaikams nereikėtų rūpintis mumis iš tų pinigų, kuriuos mes patys jiems sukaupiam. Tai jau geriau mes tada pradžiai kaupiam savo, vėliau arba dabar mažinam kaupiamas sumas vaikam ir didinam kaip tik kaupimą būtent savo, tam, kad turėtume stabilumą. Tai turint finansinę pagalbę, ką dar galim padaryti, ar ne, tai susidėlioti savo biudžetą, kiek mes išleidžiam, kiek vaikams, tarkim, vienui ar keliems vaikams, kiek turim, išleidžiam tom netikėtom išlaidom arba galbūt sezoniniam pirkiniam, tą galima laikyti dar kitoje atskiroje sąskaitoje, ar ne? Ir kai mes turim labai aiškų suvokimą, kur iškeliauja mano finansai, kiek pinigų man lieka, ir tada nusprendžiam, kiek aš be papildomo streso galiu investuoti į būtent savo asmeninį finansinį saugumą, ar ne? Tai ką mes galim padaryti, ar ne? Tai dabar tiesiog skaičiuoklėje pasižiūrėti, ką gali net ir nedidelės investuojamos sumos, net jeigu galbūt iki šios dienos neinvestavai, ar ne, ir esi, nežinau, 30, 35, 40 metų žmogus turintis vaikų arba neturintis vaikų, investuoti, ar ne, aktualu kiekvienam, tiesiog čia šiandien tokia daugiau vaikų tema išplaukia iš manęs. Tai noriu parodyti tiesiog, kad investuoti tikrai gali kiekvienas ir net ir nedidelės sumos iš tiesų duoda tuos apčiuopiamus rezultatus. Tai jeigu mes pasijungsim Financial Lithuanians skaičiuoklę fl.lt, galima jungtis sutrumpintai, tai yra naujas mūsų komandos būtent tas puslapis, kur galite susirasti ypatingai daug informacijos, ypatingai daug straipsnių, ne, ir labai smagią skaičiuoklę. Tai pasijungi, ar ne, noriu parodyti, kad pradžiai galbūt mes net neinvestuojam, ar ne, kažkokios didesnės sumos į savo portfelius, bet startuosim su 200 eurų per mėnesį. Suma 200 eurų per mėnesį ir paimsim 10% vidutinę metinę grąžą, tai yra S&P 500 vidurkis per paskutinius 100 metų, per paskutinius 30 metų generavo netgi daugiau, ar ne? Tai galim įsivesti, ar ne, pastikrinimui, aš įsijungiu Kurvo puslapį ir yra istorinis performances S&P 500, galingiausių Amerikos kompanijų, ar ne? Tai yra tas viena iš dažniausiai pasirenkamų strategijų pasyviam ilgalaikiam investavimui, ar ne? Tai vidutinis metinis augimas yra 11%, tai mes vedam 10% į skaičiuoklę ir pasižiūrėkim, ką mes galim turėti per 20 metų. Spaudžiu skaičiuoti ir matau, kad būsima investicijos vertė, ar ne, pas mus yra 152 tūkstančiai beveik eurų. Tai pradžiai mes savo pinigais įnešėm 48 tūkstančius kiekvieną mėnesį po 200 eurų, ar ne? Bendra uždirbta grąža tai 48 tūkstančiai, už tai, kad jie dirbo, mums papildomai per 20 metų uždirbo 103 tūkstančius. Tai dabar jeigu vertintume tai, kad mes investuojam bendrai kaip šeima, tai yra abudu partneriai, vyras ir moteris, ar ne, po 200 eurų kiekvieną mėnesį į, tarkim, vieną ir tą patį šeimos investicijų fondą. Tai vedam 400 eurų, ar ne, tuos pačius 20 metų, ką mes turim, tai kad pradžiai mes įsinešam 96 tūkstančius eurų patys, tai yra mūsų pinigai, ir mums tie pinigai, ką uždirbo, ar ne, 207 tūkstančius. Tai realiai matom, kad tai yra dvigubas rezultatas, ne? 300 tūkstančių jau bendrai šeimos biudžete. Toliau, ką mes galim padaryti, jeigu vis dėlto norim investuoti ir vaikam, ar ne, nu tai investuojam dalį kažkokią vaikam iš vaiko gaunamų pinigų. Idealu būtų investuoti visus vaiko pinigus, bet jeigu šeimoje yra tokia situacija, kad tie pinigai yra reikalingi batams, striukiam, ar ne, ir visokiem einamiem kitiem dalykam, tai galbūt mes galim investuoti vaikam po 50 eurų. Rezultatas lygiai taip pat bus tikrai smagus, todėl kad vaikai, turėdami tinkamus finansinius įpročius ir tinkamą požiūrį į pinigus, tikėkime, neliestų investicijų iki kol, tarkim, jie patys bus 35 metų, ar ne? Ką mes galim padaryti, jeigu įsivaizduojam, ar ne, jeigu vaikui yra 5 metai, ar ne, ir jisai iki 35 metų pats nusprendžia, kad laikys tas investicijas ir pats po 18 pradėdamas dirbti investuos tik po 50 eurų į, tarkim, ar ne, plačiai diversifikuotą pasyviai indeksą S&P 500 sekantį ETF-ą, pažiūrim, ką jisai turės, tai jisai bus iš viso įnešęs 21 tūkstantį su kažkuria dalimi, ar ne, ir mūsų papildomo to investavimo, tai bendra uždirbta grąža bus 168 tūkstančiai ir bendras kapitalas 189 tūkstančiai. Tai realiai, ką mes matom žiūrėdami į tą skaičiuoklę, ar ne, kad kuo ilgesnį laikotarpį mes turim, tuo didesnę grąžą gali uždirbti mūsų pinigai, jeigu mes netrukdom jiem uždirbti. Jeigu mes jų nejudinam,
neskandinam, jeigu nenusiminėjam, jeigu neišleidžiam ar ne, bet iš tiesų tiesiog periodiškai ir disciplinuotai pildom savo portfelį, leidžiam pinigam dirbti ir per daug nestresuojam, jeigu rinkoje atsiranda tam tikri pasvyravimai. Ir aš dabar esu atsidariusi ar ne tą būtent S&P 500 indekso rezultatus ir čia kaip ir parašyta, ar ne, per paskutinius 33 metus vidutinė metinė grąža apie 11%, bet aš matau, kad ar ne yra įvairiausių svyravimų. Tai dabar ką man svarbu suprasti, kad jeigu aš investuoju, reikėtų žvelgti į ilgą horizontą 10, 15, 20 ar 30 metų, tam, kad nereikėtų jaudintis dėl to, kad štai čia aš įsinešiu ar ne X sumą ir po metų galbūt tie pinigai absoliučiai man nėra užaugę iki tokio lygio, iki kokio aš tikėjausi. Nes vidutinis metinis augimas tai reiškia, jog tai yra vidurkis. Ir čia galim pasižiūrėti, kaip atrodo tas būtent metinis augimas ir kodėl reikėtų imti vidurkį. Todėl, kad yra metų, kai, tarkim, ar ne, 93 metais pats indeksas augo 20%, bet tada 95 ar ne buvo beveik 6% minusas. Štai čia matom raudoną iš tiesų tikrai yra daug mažiau negu kad žalių stulpelių, kas reiškia raudonai ir į minusą pats indeksas yra užsidaręs tikrai mažiau laiko negu kad į pliusą ir dėl to mes vedam vidurkį, ar ne? Nes jeigu net pažiūrėsim, 97 metais buvo 49% pliuso, 2002 buvo minus 34%, bet visa tai išsibalansuoja į tą 11% vidutinį metinį augimą. Tai aš ir pati investuoju būtent į vieną iš tokių pasyviai indeksą sekančių ETF-ų, tai aš kaip tik pakeičiau savo strategiją, todėl kad noriu parodyti per praktiką, kad net ir 100 eurų iš tiesų gali atnešti tam tikrus rezultatus ir periodiškai ir disciplinuotai investuojant tie rezultatai iš tiesų gali nustebinti ir pinigai iš tiesų gali pradėti dirbti be mūsų papildomo didelio įsikišimo. Tai parodau savo vertybinių popierių sąskaitą, aš investuoju per reguliuojamą ir licencijuotą brokerį Freedom 24, tai jeigu tu dar neturi sąskaitos savo ar vaikui, apačioje rasi nuorodą, per kurią gali registruotis ir tuo pačiu susirinkti visus naujokų bonusus. Tai mano pačios asmeninis portfelis ir mano abiejų vaikų portfeliai yra būtent per šitą vertybinių popierių brokerį. Tai dabar parodau vieną iš savo portfelių, kuris yra viešai prieinamas sekimui visiems, kurie turi atlikę registracijas ir turi tą vertybinių popierių brokerio apps ar ne, arba per kompiuterį naudojatės. Jeigu norit sekti mano šitą portfelį, tai apačioje rasit taip pat tą sekimo nuorodą, tai spaudžiat per kompiuterį ar ne ir turėtų būti pasirinkimas prenumeruoti. Tokiu būdu matysit, kai aš perku ar atlieku kažkokius kitus veiksmus, būtent savo šitam portfelyje realiais pinigais. Tai šiai dienai pas mane portfelyje yra $2413 ir pas mane yra dvi pozicijos. Pradžiai aš pirkau VUAA, tai yra Vanguardo valdomas pasyviai indeksą sekantis ETF-as, kuris šiai dienai kainuoja $128 ir aš jį pirkdavau doleriais ar ne, bet kadangi investuoju po 100 ir kol kas sumos nenoriu kelti, nes tai yra eksperimento dalis, tai man šitas fondas tampa jau per brangus ir dėl to nusprendžiau rinktis visiškai identišką strategiją turinti kitą pasirinkimą, tai yra SPYL tikeriu užvadintą fondą, kuris lygiai taip pačiai pasyviai seka 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Ir ką aš matau, ar ne, kad per šitus mėnesius, kiek aš jau investavau į šitą strategiją, ar ne, kiek pirkau tuos ETF-us, pas mane yra 16% pliusas ir iš viso mano pinigai man uždirbo $341. Praėjo tikrai neilgas laikas, ar ne, bet vis dėlto rezultatą aš jau dabar matau. Tai ką noriu parodyti, ar ne, kaip jeigu tau šita strategija atrodo tinkama ir priimtina, gali pradėti investuoti į 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Apačioje spaudžiu kotiruotės ir vedu į paiešką pagal simbolį, pavyzdžiui, SPYL ETF-as. Spaudžiu ant pasirinkimo, šiai dienai jisai kainuoja apie €14, tai yra pigiausias šiai dienai pasirinkimas rinkoje, kuris leidžia investuoti į galingiausias 500 Amerikos kompanijų. Ir turto valdymo prasme, ir realiai vieneto kaina. Tai jisai kainuoja 14 pinigų ir ką aš galiu padaryti, ar ne, tiesiog įsivedu kiek aš noriu iš tų vienetų nusipirkti. Jeigu aš galiu investuoti tuos pačius 200 pinigų, ar ne, galbūt aš pirksiu 15 vienetų būtent šito fondo, sumokėsiu €211. Ką padarau? Pateikiu pirkimo nurodymą, braukiu į viršų ir jau pas mane portfelyje yra 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Investavimas tikrai nėra sudėtingas ir komplikuotas reikalas, tiesiog reikia išmokti kalbėtis apie pinigus, stengtis
imtis pakeisti požiūrį, jeigu mes žinom, kad galbūt netinkamai elgiamės su pinigais ir pradėti nuo bazinių dalykų. Ar mes žinom, kur išleidžiam pinigus, ar aš turiu finansinį rezervą ir finansinę pagalbę, ar aš iš tiesų galiu investuoti ir kokias sumas aš galiu investuoti, koks mano investavimo horizontas. Na ir visi šitie ir dar daugiau klausimų bei instrumentų, per kur aš galiu pasiekti savo norimus finansinius tikslus, yra tikrai apdiskutuoti ir apkalbėti nemažai jau pas mane kanale, tai tiesiog kviečiu pasižvalgyti daugiau. O jeigu turi daugiau papildomų klausimų, tai kviečiu juos užduoti apačioje, atsakysiu kiekvienam ir iš tam tikrų klausimų kartais net gimsta labai smagus informatyvūs video. Tai ačiū, kad žiūrėjai ir iki kitą kartą.